Sveiki bičiuliai, su jumis dienos treniruotė ir šiandieną aš vėl šneku apie kalorijas. Praeitame video pažadėjau, kad aš jums parodysiu viską ekrane, kaip yra skaičiuojamos kalorijos ir kaip tas žinias jūs galite prisitaikyti savo. Žmogaus gyvybiniai veiklai palaikyti reikalingą energiją. Žmogus negalėtų gyventi, jeigu jos nuolat negautų, jeigu organizme nevyktų medžiagų apykaita. Vienintelis energijos šaltinis, kuriuo galime naudotis, yra maistas. Su maistu gaunama ir organizmo sunaudojama energija apskaičiuojama šilumos mato vienetais – kalorijomis. Kas yra viena kalorija? Viena kalorija atitinka energiją, kurios reikia, norint 1 gramo vandens temperatūrą pakelti 1 laipsnių Celsijaus. Atminkite, organizmas sunaudoja tik tiek energijos, kiek jam būtina, o visas perteklius organizme virsta į riebalus. Visi puikiai žinome, kad norėdami numesti svorio, turime ne tik sportuoti, bet ir riboti suvartojamą kalorijų skaičių. Kalorijų deficitas susidaro organizmui sunaudojant daugiau kalorijų, negu jų yra gaunama. Jūs suvartojate 2300 kilokalorijų, o sunaudojate 1800. Tokiu atveju jūsų kūno svoris augs. Jeigu jūs suvartosite 1800 kilokalorijų ir tiek pat sunaudosite, tuomet jūsų kūno svoris išliks nepakitęs. Na, o jeigu jūs suvartojate 1800 kilokalorijų, o sunaudojate 2300, tuomet jūsų kūno svoris kris. Tačiau kaip žinoti, kokia suvartojamų kalorijų norma yra tinkama ir padės pasiekti savo tikslą? Jūs galite pasirinkti skaičiuoti kalorijas formulių pagalba arba pasinaudoti telefonų programėlėmis ar internete esančiomis skaičiuoklėmis. Pats greičiausias būdas sužinoti, kiek jums reikia suvartoti kalorijų, tai bukas skaičiavimo metodas, kai žinote tik tai savo kūno svorį. Kas tai yra? Jeigu jūs norite mesti svorį, jūs turėtumėte suvartoti 20 kilokalorijų 1 kilogramui savo kūno svorio. Jeigu jūs norite palaikyti svorį, turėtume suvartoti 25 kilokalorijas 1 kilogramui savo kūno svorio. Na, o jeigu jūs norite auginti svorį, tuomet jums reikėtų 30 kilokalorijų 1 kilogramui savo kūno svorio. Kaip pavyzdį, pasirinkime žmogų, kurio svoris yra 80 kg. Jeigu šis žmogus nori mesti svorį, tai mes dauginame 80 iš 20 ir turime 1600 kilokalorijų per dieną. Jeigu tas žmogus nori išlaikyti savo kūno svorį, dauginam jo svorį iš 25 kilokalorijų ir turime 2000 kalorijų. Na, o jeigu šis žmogus nori auginti svorį, tuomet mes dauginame iš 30 ir turime 2400 kilokalorijų per dieną. Kaip matote, šis metodas iš tiesų labai paprastas, tačiau jis turi trūkumų, nes taip skaičiuojant, neatsižvelgiama į kasdienį aktyvumą ir kūno sudėjimą. Itin aktyviems žmonėms gali prireikti didesnio kalorijų kiekio. Antraip organizmas, negavęs reikiamos energijos, paprasčiausiai išseks. Be to, šiame skaičiavime neatsižvelgiama į kūno raumenų masę, o kuo didesnis raumenų kiekis, tuo didesnis yra kalorijų sudeginimas per parą. Jei žmogaus kūną sudaro nemaža dalis riebalų, jam siūloma kalorijų norma gali būti gerokai iškreipta. Kaip minėjau ankstesnėme video, kalorijų tikslumas gali skirtis iki 20% pagal šį metodą. Todėl vertėtų remtis tikslesniu skaičiavimu. Kiekvieno mūsų organizmas kasdien sunaudoja atitinkamą kiekį energijos. Todėl, norėdami sulieknėti, pirmiausia reikia apskaičiuoti paros energijos sudeginimo normą. Angliškai tai yra TDEE – Total Daily Energy Expenditure. TDEE – tai bendra kalorijų suma, kurią organizmas sudegina per 24 valandas. Tik žinodami šiuos skaičius, galėsite racionaliai pasirinkti suvartojamų kalorijų kiekį. Norėdami sužinoti paros energijos sudeginimo normą, reikia pasirinkti tikslesnį skaičiavimą, kai žinome lytį, amžių, ūgį, svorį ir fizinį aktyvumą. Šiuo atveju mes pasirinksime nesportuojantį 30 metų vyrą, kurio ūgis yra 180 cm, o svoris 80 kg. Paros energijos sudeginimo norma susideda iš BMR, arba kitaip sakant Basal Metabolic Rate, tai yra bazinė medžiagų apykaitos norma. Tai kalorijų skaičius, kurį sudegintume, jei visą dieną gulėtume lovoje ir nieko nedarytume. Iš esmės tai yra kalorijų suma, kuri reikalinga organizmui funkcionuoti, kaip kvėpavimui,
širdies darbui, bei žinoma mūsų kūno temperatūros kontroliai. Toliau mes turime TEF – Thermic Effect of Food. Tai yra kalorijų sunaudojimas maisto apdorojimui. Dažniausiai tai yra 10% visų sunaudojimų kalorijų. Tarkime, jūs suvartojate 2000 kilokalorijų per dieną. Vadinasi, 200 kilokalorijų buvo sunaudota maisto apdorojimui. Trečia – tai physical activity – fizinis aktyvumas. Tai jūsų judėjimas per visą dieną. Į tai įeina maisto ruošimas, ėjimas iki darbo, bėgimas, sportavimas ir visa kita fizinė veikla. Norėdami apskaičiuoti bazinę medžiagų apykaitos normą, mes pasinaudojame Mifflin St. Jar formulės pagalba, kurioje panaudosime žinomą informaciją apie žmogų – lytį, amžių, ūgį ir svorį. Pagal formulę bazinė medžiagų apykaitos norma 30 metų vyro, kurio ūgis yra 1,80 m, o svoris 80 kg, yra 1780 kilokalorijų. Tai yra būtina kalorijų norma organizmui, į kurią reikėtų žiūrėti labai atsakingai. Labai daug merginų, kurios norėdamos numesti svorį, imasi drastiškų veiksmų ir pasirenka kvailas dietas, kurių suvartojamų kalorijų skaičius yra net iki 30% mažesnis jų bazinės medžiagų apykaitos normos, kas turi neigiamas pasekmes sveikatai. Tikslų žmogaus fizinį aktyvumą suskaičiuotume tik pasinaudoję pulsometru. Mažiau tikslesnį aktyvumą – žingsniamačiu. Kad nereiktų labai smarkiai sukti galvos, mes galime pasinaudoti telefoniniam programėlėm ar internetiniam skaičiuokliam, kurios padės mums sužinoti tikslesnį mums reikalingų kalorijų skaičių. Viena iš tų programėlių, bent jau Androide, yra MyFitnessCalculator. Su šia programėlė mes puikiai galime susiskaičiuoti dienos kalorijų normą. Pačioj programėlėje mes pasirenkame lytį, vyras, pasirenkame amžių 30 metų, pasirenkame ūgį 1,80 cm ir pasirenkame svorį 80 kg. Pasirenkame Mifflin St. Jar formulės pagalba. Programėlėje pasirenkame Little No Exercise. Tai reiškia tiesiog kalorijų skaičius be jokios didelės fizinės veiklos. Pati programėlė mums parodo, svorio metimui mes turime suvartoti 1709 kilokalorijas. Svorio išlaikymui 2136 kilokalorijas. Svorio auginimui 2456 kalorijas. Norėdami pasinaudoti internetinėmis skaičiuoklėmis, į Google įveskite Calorie Calculator ir jums išmes nemažą pasirinkimą. Pasirenku aš vieną iš pasirinkimų ir suvedam tuos pačius duomenis, kuriuos suvedam į programėlę ir gauname identiškus duomenis, kurie buvo telefono programėlė. Ir visa tai yra todėl, kad yra taikoma viena tiksliausių formulių Mifflin St. Jar. Palyginkime abu kalorijų skaičiavimo metodus, kurie yra labiau skirti žmogui be didelio fizinio aktyvumo, tam pačiam 80 kg sveriančiam vyrui. Kaip matome, svorio metimui Bukas metodas rekomenduoja 1600 kilokalorijų. Tikslus 1709 kilokalorijas. Kad svoris nekistų, Bukas metodas apskaičiuoja 2000 kilokalorijų, o tikslus 136 kilokalorijom daugiau. Na ir svorio auginimui Bukas metodas reikalauja 2400 kilokalorijų, o tikslus 56 kilokalorijom daugiau. Kaip matome, paklaida skaičiavime yra iki 10%, bet tik todėl, kad skaičiuojam be fizinio aktyvumo. Kaip keičiasi paklaida Buko skaičiavimo, jei atsiranda 3 treniruotės per savaitę. Telefono programėlėje pasirenkame aktyvumą 3 kartai per savaitę ir iškart matome, kaip pakinta kalorijų poreikis. Jei norime mesti svorį, reikia suvartoti 1958 kilokalorijas, jei norime išlaikyti svorį 2448 kilokalorijas, na, o jei norime auginti svorį, tuomet 2851 kilokalorija. Lentelėje matome, kiek reikalauja kalorijų Bukas skaičiavimo metodas, kiek reikalauja kalorijų tikslesnis metodas, kai nėra didelio fizinio aktyvumo, ir tikslesnis metodas, kai yra sportavimas 3 kartus per savaitę. Tarkime, žmogus pasirinko Bukas skaičiavimo metodą, o ne tikslų, ir nori mesti svorį. Jis suvartoja 1600 kilokalorijų per dieną. Jis papildomai dar sportuoja 3 dienas per savaitę.
Skirtumas tarp buko skaičiavimo ir tikslaus skaičiavimo, kai sportuojam 3 kart per savaitę, yra net 358 kilokalorijos. Per savaitę susidaro 2506 kilokalorijų deficitas nuo svorio metimo normos, kas turės neigiamą poveikį svorio metimui, kadangi organizmas gavęs didelį stresą įjungs išgyvenimo procesą, pakels streso hormono lygį organizme ir sulėtins metabolizmą. Todėl dažnai daugelis badaujančių nesupranta, kodėl jų svoris auga, nors rodos jie nieko nevalgo. Norite mesti svorį, valgykite tam tikrą kiekį kalorijų, neperlenkite lazdos. Kitoje lentelėje pateikiu sunaudojamų kalorijų sumą per savaitę pagal 3 metodus svorio metimui. Kalorijų skirtumus patys matote. Norėdami sužinoti, kiekgi programėlė suskaičiavo jums papildomų kalorijų vienai treniruotėjai, mes imame sportavimo 3 kartus per savaitės kalorijų sumą ir iš jos atimame tikslaus metodo savaitės sumą bei daliname iš 3. Gauname 581 kilokaloriją treniruotėjai. Programėlė paėmė vidurkį. Ji niekaip negali žinoti, kiek kalorijų jūs sudeginsite per treniruotę. Gal per savo treniruotę jūs sudeginote 1000 kilokalorijų, o gal tik 400. Jei norite tikslumo, visuomet turėkite širdies matuoklį. Jis tiksliai pasakys, kiek kalorijų sudeginote ir kiek jums reikia jų papildomai suvartoti. Jeigu jums patiko šitas video, spauskite like ir share. Skaičiuokite kalorijas protingai ir žinoma valgykite protingai. Gero ir skanaus jums maisto ir iki greito.